ES lyčių lygybės indeksas rodo, kad nei vienoje srityje nėra pasiekta visiška vyrų ir moterų lygybė ir nėra valstybių, kuriuose moterims ir vyrams už tą patį darbą būtų mokama vienodai. Lietuvoje užmokesčio atotrūkis netgi didėja. Šiandieninėje visuomenėje manoma, kad atlyginimas turi priklausyti nuo asmens sugebėjimų ir nuopelnų, todėl ir lygybės nėra ir negali būti. Žemėje nėra tokios šalies, kur moterys uždirbtų daugiau arba vienodai kaip vyrai. Jos uždirba mažiau arba daug mažiau, o kai kuriuose šalyse vis dar kovoja už teisę dirbti. Šiuo požiūriu Lietuva stipri vidutiniokė, o kalbant apie lyčių lygybę įpratome pabrėžti, kad prezidento ir Seimo pirmininko postuose dirba moterys. Tačiau naujausi statistikos departamento duomenys rodo, kad moterys Lietuvoje uždirba beveik 14% mažiau negu vyrai, o finansinės ir draudimo veiklos įmonėse ir įstaigose atlyginimų skirtumas siekia net 40%. Kuo yra aukštesnės pozicijos, kur atitinkamai atlyginimas yra ženkliai didesnis, tuo vyrų yra daugiau, kuo tos pozicijos yra žemesnės, tuo moterų yra daugiau. Taip pat prie šito atotrūkio prisideda labai stipriai netolygus pasiskirstimas globos ir ta taip vadinama indėlis į tą šeimos ekonomiką arba globos ekonomiką arba rūpinimusi buitimi. Tyrimai rodo, kad moteris rečiau eina ir prašo atlyginimo padidinimo, galbūt jaučiasi nesaugios, kai tuo tarpu vyrai daug dažniau ir daug rizikingiau tai daro. Tose šalyse, kur yra stipresnės profesinės sąjungos ir kolektyvinis derybų lygis, vėlgi tos problemos tampa mažesnės, netokios reikšmingos, nes kalbam apie visus darbuotojus. Sostinėje veikiančioje duonos kepykloje tuos pačius darbus dirba ir moterys ir vyrai, o įmonės vadovai tvirtina net nesvarstantis, kad jų atlyginimai gali skirtis. Manau, kad darbuotojus motyvuoja ne tai, kad yra vienodas atlyginimas, o darbuotojus turbūt labiausiai motyvuoja pats žinojimas, kad įmonė, kurioje jie dirba, elgiasi sąžiningai, teisingai, etiškai savo darbuotojų atžvilgiu. Lyčių lygybės tyrinėtojai pabrėžia, kad skirtingo darbo užmokesčio vyrams ir moterims problema turi gilias istorinės šaknis ir yra kompleksinė. Esą nuo mažumės mergaitės ir berniukai raginami rinktis profesijas pagal jų menamą tinkamumą lyčiai, tad moterys dažniau eina į sektorius, kur darbo užmokesčiai mažesni, pavyzdžiui, slaugą ar švietimą. Be to, nors net 65% aukštą išsilavinimą įgijusių Lietuvos gyventojų yra moterys, net ir sektoriuose, kuriuose vyrauja moterys, vadovų pozicijų jos beveik nepasiekia. Kas tai veikia, labai irgi sunku pasakyti. Tiesioginės diskriminacijos elementas čia irgi yra. Mes galvojam, kad moteris galbūt mažiau įsipareigos darbui, jos dažniau iškris iš darbo rinkos. Kadangi moterim yra užkraunama ta atsakomybė vaikų priežiūros, jos turi daugiau rizikos, kad bus pertrauktas darbo stažas. Nepaslaptis, kad netgi tuomet, kada įstatymai sako, kad tau turi būti užtikrinama darbo vieta sugrįžus po motinystės atostogų, bet labai dažnai tai būna, kad tu kaip ir grįžti į tą instituciją, bet tu jau nebegrįžti į tą pačią poziciją. Problemą bandoma spręsti įvedant lyčių kvotas. Remiantis pasaulinę moterų kvotų duomenų baze, per pastaruosius 20 metų įvairių tipų moterų kvotų klausimas buvo svarstomas net 103 šalyse, o atkreipti dėmesį į šią bėdą bandoma įvairiausiais būdais. Užsienio praktika irgi rodo, kad įvedus kvotų sistemą didelėse įmonėse, mes vėlgi nekalbam apie labai mažas arba vidutinės, mes kalbam apie didelės įmonės, tai iš tikrųjų rodo geri pavyzdžiai, kad pradeda didėti moterų skaičius valdybose, moterų vadovų skaičius. Estijoje įtraukiamas net ir kavinės, pavyzdžiui, yra taip vadinamos nelaimingos valandos dienos metu, kai moteriams suteikiama nuolaida maistui gėrimams, būtent ta nuolaida yra tokio dydžio, koks yra darbo užmokesčio atotrūkis. Eurostato duomenimis didžiausias ES teritorijoje moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis fiksuojamas Estijoje, o mažiausias Slovėnijoje, kur jis vos viršija 3%. Visoje bendrijoje atotrūkis svyruoja apie 16%.